Yra toks posakis, sako, jeigu eidamas į vakarėlį, jeigu pasimsi skėti, lietaus nebus. Sako, jeigu pasimsi ten tų, reiškia, gumų, į mažą kišenėlį, į sekso gali nebūti. Bet sako, toks pat efektas gali atsitikti, jeigu eisit su kiaura kojinė. Irgi gali. Tai gali labai stipriai atstumti. Nieko nebūti. Gerai, skaitom toliau. Žiaurutis anekdotas. Atvedė žmona vyrą pas okulistą dėl aklumo tiesiog. Doktorai apžiūrėjo vyrą ir žmona nusprendė, kad, jis tikrai nemato. Ir žmona. Dar vienas. Ir žmona. Kieme, daugiabučio kieme vyksta konfliktas, čia kažkoks vaikas stovi, kažkoks vyras, moteris, vis daugiau žmonių ateina. Ir ta moteris tam vyrui sako, kaip jūs drįstat, sako, vyras, esat pats turbūt tėvas čia prie vaiko, taip keikite siaubingai. Vyras žiūri, sako, palaukit, aš noriu pasakyti, aš nesikeikiu, aš tik skaitau, kad tas vaikas su pirštu ant mano mašinos purvinos parašė. Geras. Šeimoje vyras ir žmona turi lygias teisės, ypač žmona. Tėvas prieina prie vaiko, vakare žiūri televizorių ir sako, Jėtus Marija, sako, suneli, ir vėl, sako, ir vėl žinias žiūri, lietuviškas, nesąmonė, taigi sakiau, nežiūrėk, kuo tau mano senoji pornografija nepatinka? Skelbimas internete. Keleiviui važiavusiam vakar naktį taksi radusiam dokumentus, arba vairuotojui su užrašu visiškai slaptai patariama nusišauti pačiam. Tu vienišas, visų apleistas, niekas tau neskambina, niekas niekada nerašo, niekas pas tave neteina į svečius. Tu nesi girdėjęs jau 2 metus skambučio į duris garso. Nieko tokio. Tai lengva ištaisyti. Paimk greitai į kreditą. Ir netiduok. Taip, klaipėdietis Arvydas K. kitais metais pagrįstai tikisi atlyginimo padidėjimo, todėl kad kolektyvo šventinio vakarėlio metu visai nevartojo alkoholio ir viską, kas vyko, nufilmavo savo vaizdo kamerą. O, geras. Yra toks, buvo rusiška Liuba Zvizda YouTube. Tai čia panašiai. Žodžiu, Valentino diena, vasario 14. Diena, kada visas merginas galima moteris suskirstyti į 3 tipus. Tos, kurios fotografuojasi ir deda nuotraukas į Facebooką, tos, kurios eina į klubą tūsintis ir tos, kurios yra žmonos. Gerulis. Vyrams visiškai tas pats tinka. Ir aš dar turiu vieną su Valentino diena susijusi. Mergina vaikinui. Tik vienas bučinys ir aš amžinai būsiu tavo. Ačiū, kad spėjai. Pasirodo, kad vyrai frazę aš tave myliu sako ne po sekso, ne prieš seksą, o dėl sekso.